Vienam savo LinkedIn įrašų rašiai. Išverčiu čia, tu rašiai ten angliškai, išverčiu į lietuvių kalbą. Kurį laiką galvojau, kad galbūt man pasisekė su Shopify programėlėm. Ir visos mūsų naujos programėlės auga tik todėl, kad jau turime gerai įsitvirtinusią programėlę ir prekės ženklą. Tai beveik atrodė kaip nesąžiningas pranašumas arba sukčiavimas. Ir tuomet po to dar buvo ilgesnis postas ir aprašai, kad bandai kažkokį savo niekam neviešintą projektą, Taip. Ten pasileidai SEO gerą aprašytą, panašiai, vedi trafiką ir parduodi. Tai ar sėkmė pakartojama tavo akim? Tokio lygio aš neturiu ambicijos pakartoti, bet čia labai šiaip išsiplėsiu šiek tiek apie šitą įrašą. Tai man buvo vienu metu toks jausmas, kad jo, galbūt čia mums pasisekė ir čia viskas yra sėkmė. Nežinau, iš kur tas atėjo, bet vat, kažkokia tokia abejonė atsirado savyje. Ir aš tada nusprendžiau, kad tai aš galiu tiesiog labai lengvai pasitestuoti, ar man iš tikrųjų čia pasisekė ar ne. Nes aš laiko dienoj turiu, kaip ir sakiau, pajamų turiu, tai galiu iš esmės daugiau mažiau daryti, leisti savo daryti, ką noriu. Ir tada aš pagalvojau, kad gerai, dabar aš pradėsiu naują kažkokį projektą ir visiškai nenaudosiu jokių resursų, tik tai savo žinias. Tai vadinasi, aš neišnaudosiu mūsų brand name, kurį mes turim. Aš netgi pasirinkau visai kitą industriją ir net ne Shopify tą produktą darau. Aš neskirsiu pinigų žmonių samdymui. Iš esmės tiesiog paimsiu ir pagalvosiu, jeigu man reiktų pradėti nuo nulio, ar man kažką pavyktų padaryti ar ne. Ir tada grinai laisvu nuo darbo metu aš pradėjau daryti naują produktą. Ir šiaip šiuo metu gan praėjo kokie keli mėnesiai nuo jo paleidimo ir gan neblogai mes augam per SEO tą pusę, Search Engine Optimization. Tai mes dabar per dieną jau sulaukiam apie 300-400 lankytojų, tai jau tą galima pradėti monetizuoti. Tai planuoju greitų metų introducinti monetizaciją, kažkokius pinigus pradėti daryti ir tada man bus toks kaip ir čekas ir savo įrodymas, kad čia nėra sėkmė, aš tiesiog turiu skillus, aš galiu daryti naujus dalykus visiškai nuo nulio ir būti vėl sėkmingu ir aš tada turbūt tą naują produktą paprasčiausiai parduosiu ir toliau fokusuosiu į savo appsus. Būsi savo įrodęs? Jo, būsiu savo, tikiuosi, kad būsiu savo įrodęs. Dar per anksti pasakyti, bet kol kas gerai viskas šviečiasi. Aš esu net užsirašęs po tokio, jeigu patikslinama, nes jeigu tai pakartojam, ar tai tikrai sėkmė. Bet iš esmės, žinai, aš galvoju, kad yra dalis sėkmės. Tai absoliučiai, aš tikrai nenoriu, aš šiaip nemėgstu žodžių sėkmė ir aš vis tiek tikiu, kad sėkmės procentas yra visą laiką minimalus, ta prasme, sėkmė žaidžia ten 10%, gal likę 90% tai jau yra kiti dalykai, darbas tavo ir panašiai. Tai jo, sėkmė, aš manau, sėkmės buvo. Tas 10%, jeigu yra 10% sėkmės dalis, tai aš manau, kad mums turbūt visi tie 10% ir pasitarnavo. Mes pataikėm su labai nebloga produkto idėja, kur tuo metu ta niša buvo labai stipriai auganti, bet sprendimų buvo nedaug. Tai susidomėjimas augo, visi bandė tą mūsų appsą, jis buvo pakankamai mažoj, konkurenciškai tokioje aplinkoje gan lengvoj ir tai padėjo mums išvažiuoti. Galbūt ten dar pasisekė, kad ganėtinai anksti mūsų appsą pamatė, pavyzdžiui, ten labai didelis dropshipperis, kuris ten savo kursus daro, jam tas mūsų sprendimas labai patiko, jisai visus savo dropshippingo kursus, kuriuos pardavinėja, įtraukė mūsų appsą kaip affiliate. Jo, tuo metu mes net neturėjom affiliate realiai. Jisai tiesiog įtraukė vien dėl to, kad tai geras produktas ir jisai jam veikia, dėl to jisai norėjo, kad ir jo studentam tas produktas veiktų mūsų. Tai mes gavom ir iš ten labai daug tokios realiai nemokamos reklamos, bet kaip ir sakiau, product-led company. Tai mes padarėm tikrai labai gerą produktą ir tik dėl to mums ir pasisekė ir dėl to tas YouTuberis pasirinko mus reklamuoti, nes tiesiog geras produktas gerai veikia ir panašiai. Tai atsakant į klausimą, aš manau, kad sėkmės buvo. Jo. Čia man labai patinka apie sėkmę, kai sako, sėkmė yra, jinai įtakoja, kiek tu ten gal stipriai šausi ir panašiai, bet į krepšinį įmeta tik tie, kurie meta.
Absoliučiai. Ir kuo daugiau kartų mesi, tuo tu tą sėkmės šansą po truputį padidini. Žinai. Taip, ir aš ta prasme galiu, sakykime, jeigu mums ten pasisekė ir aišku buvo darbas, bet ir tas 10% sėkmės suveikė, tai aš tikrai galėčiau rasti daug pavyzdžių, kurie tas 10% visai nesuveikė ir sėkmės ten nedaug, bet jie dabar vis tiek panašiam lygiai kaip mes ir lygiai taip pat gerai varo. Ir be to sėkmės, nes tiesiog buvo labai daug darbo. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.